Aplodismentai skamba Erikai Santos ir Dainiui Dimšai. Jų samba pavadinta tiesiog paprastai Flirtas. Erika ir Dainius. Mėlieji, kol komisija taip gerai nusiteikusi, puikiai tiesiog nežinau, ar pirmųjų pasirodymų proga, ar jūs iš tikrųjų visi taip tobulai šokate, skubėkite stoti čia ir klausyti gražių komentarų. Samba Flirtas. Kaip vertintumėte, flirtavo jie čia, ar mažai flirtavo, ar per daug? Eglutė. Flirtavo nelabai daug. Šypsena, taip. Šokt reik mokintis. O kai išmoksite žingsnelius, tada jau visą kitą. Linkiu tik tai įdėti daug darbo. O šypseną turit nuostabę. Sveikinu, šypseną super. Aš sakiau, kad reikia skubėti, nes komisijos komentarai ko tai prastėja. Vytenė, jūs dar paliksim ramybėj. Donalda. Eglė, iš tikrųjų, matai, Erika dabar didesnį laiko dalį praleidžia Portugalijoje, jos temperamentas visiškai pasikeitęs, jinai jau nebegalvoja kaip visi lietuviai, o viešpatie, ką žmonės pagalvos. Ir jinai tiesiog džiaugiasi gyvenimu. Tiesą sakant, tam, kad labiau įsigilinčiau į visą šokių struktūrą, 3 dienas net teko užsidaryti su Erika, pabendrauti artimiau, ką jinai galvoja apie gyvenimą, ir aš manau, kad jinai stengsis ir turi parako mergina, vis dėlto 6 vaikai ant sprando jo ir išmoks, daug išmoks. Taip, kad jūs čia nesivaipykit. Bet Erikos figūra, man atrodo, tam šokiu kaip samba yra labiausiai pritaikyta. Edvardai, ką jūs galvojat apie tai? Aš manau, kad šį porą dar savęs iki galo neatvėrė. Tai aš tikiuosi ir laukiu jų sekančių pasirodymų. Linkiu jiems sėkmės. Bet dėl formų tinkamų samba jūs sutiktumėt? Taip, be abejo. Matot, kaip aš jūs turiu provokuoti. Atsakykit, Vytenė. Oi, koks piktas žvilgsnis, net man baisu žiūrėti. Aš labai atsiprašau, aš laukiau tos minutės, laukiau ir sulaukiau. Aš ne apie porą. Aš pirmiausia noriu jums padėkoti, kad jūs manęs paklausėt ir mums padainavot, kad jūs šiandien puikiai atrodot, kad jūs puikiai vedat ir mums smagu jūs matyti, plojimai, ko jūs laukiat. Vyteni, čia jūs tai bėgate nuo savo tiesioginio darbo dabar, nuo komentarų? Čia įžanga ir komplimentai jums. O dabar klausykit, jie mane apgavo, aš negaliu čia sėdėti, jie apgavo. Jie buvo žaismingi, jie buvo įdomus, bet ką jie čia šoko? Kokie čia žingsneliai, kas čia jūs mokė dėl Dievo? Kitą šeštadienį
žiūrėsime ne į jūsų akis, ne į jūsų šypsenas, o į kojas. Tik tai linkiu jums geros sėkmės visą savaitę. Oi, man Na, atrodo, bent su šypsena baigėte savo Vyteniui nuo ilgo komentarą. sėdėjimo, komisijose nuo ilgo sėdėjimo jums prasidėjo jau užsitęsusi nerimo neurozė, man atrodo. Aš juos labai myliu ir aš noriu, kad jie tikrai puikiai šoktų. Jie gruodžio mėnesį gali užlipti ant pakylos. Mylėkite juos ir toliau. Erika ir Dainius. Boom.